pakalbam taip labai atvirai apie visus tos tėvų meltdownus, kai vaikas verkia, o realiai mažiausiai turbūt ką nors, tai jį atgal apstaukti, papurtyti arba nežinau, kur nors ten į sieną įmūryti. Ir greičiausiai visi esat po to turėję tokį vidinį dialogą, tai kas su manim yra negerai, gal aš esu blogas žmogus, kad vaikas verkia, o aš pykstu. Tai truputėlį noriu legalizuoti tą emociją, o po to pakalbėti apie tai, ką su ją daryti. Tai iš legalizavimo dalies dažniausiai mes supykstam tada, kai kūdikis negailiai verkia, ne dėl to, kad jam kažką skauda, o rėkia, šaukia dėl to, kad jisai reikalauja. Kol dar nemoka iškomunikuoti, aišku, kad jisai komunikuoja rėkimu. Ir kai mūsų reikalauja, tai tokiam emociniam lygmenį supykti yra visiškai normalu, nes pyktis kaip signalinę funkciją atlikdamas praneša, kad yra pažeistos mūsų ribos. Kitas momentas, kad kūdikio verksmas, žodžiu, yra vienas iš didžiausių stresorių. Tai čia taip evoliuciškai yra sudėliota, nes kūdikių išgyvenimas priklausė nuo to, kaip greitai suaugęs sureaguos į verksmą, todėl mes reaguojam į verksmą visų kūnų, visa nervų sistema ir visa hormoninė sistema. Aš pati dar labai gerai prisimenu nuo to tokio klikimo, išpildavo prakaitas ir atrodydavo, kad visiškai net galva net atsijungia ir nebeveikia. Ir tai yra normalu, kai mūsų kūnas yra dideliam strese, mūsų galva atsijungia. Tai čia tokia legalizavimo dalis, ką daryti, aišku, kad ieškoti būdų, kaip atsitraukti iš kontakto ir nebūti, kai stogą rauna kontakte su kūdikiu. Tai man labai padėdavo tai, kad mes dviesi auginom vaiką ir aš laiką sakydavau savo vyrui, tai kaip gerai, kad vaikas turi 2 tėvus. Tai mes labai naudodom tą tokį komandinio darbo strategiją, kad buvom susitarę, kad jeigu jau vienam rauna stogą, reiškia be jokių kalbų vaiką kaip estafetės lazdelę perdodam kitam ir atsitraukiam, keliaujam į miegamą, į vonę arba už šunų ir mišką ir nusiraminam. Taip pat mums labai veikia ta strategija, kad kartais, kai veikiama stiprių emocijų, partneriui greičiau pasimato, kad jau čia ta, žodžiu, situacija nebepedagogiška. Tai mes buvom sutarę tokį sutartinį ženklą, kad jeigu jau matom, kad jau partneriui yra sunku ir rauna stogą, tai mes tokį pat apšnodom per petį ir tai buvo sutartinis ženklas, kad be jokių kalbų, be jokių ginčių, tada atiduodam vaiką, žodžiu, partneriui, keliaujam nusiraminti ir tada situacija pabaigia tas, kuris tuo metu yra emociškai neutralus, gražiai ir pedagogiškai. Ir tai nėra pralaimėjimas kažkoks arba pripažinimas, kad tu esi silpnas, tai yra emocinė branda ir gero pavyzdžio rodymas vaikui. Tai naudokite tą galimybę, kad auginate vaikus dviese ir pasirūpinkite savimi.